toks visai neįsitempęs. Ne? Man, kad duobes matyčiau reikia. Bet inšikiai iki kulno. Visą dieną neperdžiau. Nežinau, ar susiję, bet dabar pribestėjau daug. Varom iki pat galo. Nežinau. Svarbu prieš įskirti. Šaldytuvas atsidarė. Mėly bičiuliai, parapijokai, draugai, kolegos, belieka susirasti antrą batą. O visi yra. O! Su jumis ir vėl Justelis, ten pat, kur aną kartą pabaigiam. Važiavom. Daug, čia mes va tokiais, va kaip dabar, va. Esam, nu čia tokį, nu, tipo per kalnus, grynai jau kalnuose čia. Ir ką pagalvosit, negalim daugiau važiuoti. Nu, tipo, čia vat yra priežastis to, dėl ko negalim. Ar mes čiuošim ant Subiniaus? Čiuošim ant Subiniaus. Metų feilas. Eilinį kartą tiesiog rūra šlapia ir viskas. Buvo mintis mums biškį čia toliau pavažiuoti. Čia aš dabar einu keliu, tiksliau einu kokie gal 6 metrai virš kelio, manyčiau. Taip, nu, žiūrint čia, sakau, prasibėgsiu. Sugedo mano akmenis, nulūžo pusę akmens. Pavargau. Labai pavargau. Prabėgau už Norvegiją. Va čia tai vaizdelis. Nu, o mes, manau, šiam vakarui apsistosim čia. Nežinau. Vieta tokia, nu, nelabai, man gal aš norėčiau arčiau vandens, kad pažvejot galima būtų, nes, nu, taip nuobodžiai čia. Nelabai čia ką ir nuveiksiu daugiau. O su uodais situacija tai yra tokia, vat jie matėt, zuja ant lango. Ir mes, reiškias, nelabai galim išeiti lauką, tai sėdim viduj. Čia, vat kartais yra visų šitų grožių kaina. Kai baigėsi miškas, prasideda šitie žalumynai, nežinau kodėl, bet čia būna žiauriai daug uodų. Tai realiai dabar jų šičia nėra daug. Jeigu mes pavažiuotume dar šiauriau į Norvegiją, ten kur Alta, Karasjokas, ten link Nordkapo į tą pusę, ten jeigu pakilti, nu, tokioje vietoje būnant, tai ten uodų būna šakės kiek. Anais metais mes važiavom lygiai su tuo pačiu kemperiu, tai ant šito tinkliuko ir vat ant lango rėmo ir tos kojelės, kur čia vat yra, suskaičiavau 400 uodų. Vien tik tai čia, ant to lango. 400 uodų. Ten būdavo, kai išeini kažkur į lauką, tai tūkstančiai, milijardai, begalybės, milijonų, ten šakės kiek. Tiesiog žiūri pro langą ir tu matai, kaip tokių juodų šaršalų, tokių juodų lietum malasi tokie juoduliai, nu, baisu yra. Varau dar iš bagažinės pasiimt guacamole, Tex-Mex style. Ten hebra su kuprinėm varo. Neįsivaizduoju, ten jie dehidratuot, galima nuo jų kraują visą išgertų ir numirtum. Nu.
Ir jie dar ten tas kuprinės neša, suprakaitavę, tai ten jos dar labiau kanda ten. Tai padės tau užmigti. Tai užtruks daug ilgiau už vieną Rėjaus Donovano seriją. Tik ne man. Bažnyčios požiūrį į savižudybę. Tai mes čia dabar važinėjom šito slėnio šiaurinę pusę kalno. Nu, čia toks yra žodžio. Ir šičia yra buvusios didžiausios šitos vario kasyklos. Ir čia bendrai šitose kalnuose aplinkui, kiek akis aprėpia, yra dešimtis, jeigu ne šimtai iškastų tunelių. Kažkada buvo labai didelis gyvenimas čia, dėl to čia ir yra daug šitų kelių turbūt likę, kuriais mes dabar važinėjom. Mes bandysim į kelias tas kasyklas užeiti, į tas, kurias lengviau prieiti, nes dauguma jų yra giliai kalnuose. Ta prasme, nėra takelių, mašiną reikia toli pasilikti, uodai žiauriai lesa. Tai mes bandysim aplankyti tokias labiau pasiekiamas, kaip seksis bus matyti. Labai tikėtina, kad jos visos bus uždarytos, kadangi į jas eiti yra ganėtinai pavojinga. Šitos kasyklos yra šachtinio tipo, reiškia jas kasa tiesiai, o po to kala tiesiai žemyn. Ir kai ją pradeda kalti žemyn, deda vėliau medinę perdangą ir su laiku tos medinės perdangos supūva ir tu niekad nežinai, kada tu ant jos būsi, nes jos būna užneštos visokiais akmenim, nu natūraliai, kai vyksta darbas. To vaizdelis toks, visur varis. Mums tą tvorą tai čia. Čia turėjo kažkada būti patekimas į vieną iš šių kasyklų. Šiai dienai viskas yra užbetonuota ir uždaryta. Reikia atsisukti varžtelius ir galima būtų užeiti, bet turbūt neužeis. O čia dar kažkas irgi pribetonuota. Radom kirvuko galvą. Reikia jaučiu parsimt namo, parsivežti, nusišveist. Bus geras kirvukas. Va, tai dauguma šitų dabar šachtų yra privačios. Tos, kurios yra žemiau, jos yra privačios, priklauso paprastiems žmonėms ir jie ten yra įsirengę garažus. Sandėliukus, žodžiu, laiko daiktus, kažką ir panašiai. Labai neskanus vanduo, kaip koks surūdijęs lyg tai būtų. Čia matas yra keliukas kažkoks, kyla į viršų. Ir labai įdomu būtų nuvažiuoti, pažiūrėti, va, kas ten yra. Čia biškai pavargęs dėdė, labai sunkiai eina. Labai sunkiai. Bet mes čia ir nebepravažiuosim jau. Nu va, baigęs mūsų kelionė. Čia biškai ir pagriuvęs kelias. Tokia dobelė.
Kaip ir tilpčiau, taip pravažiuot, bet ten tokia duobė yra ir akmenys tie kabantis. Žodžiu, sakau, pravažiuočiau greičiausiai, bet kiaušiai biški maži. Nu, kitas dalykas, jeigu čia įsivelti problemą, tai draudimas čia negalioja, nes čia yra privatus kelias. Čia jeigu striktume arba nusiridentume, tai kainuotų labai brangiai. Nu, tiesiog yra maža tikimybė, manau, neverta rizikuot. Ką darysim, tai dabar atbuli važiuosim. Tai atbulas važiuosiu čia. Va taip. Ir va iki tos aikštelės. Biškai į tą veidrodėlį pažiūri, biškai į tą pažiūri, tada vėl biškai į tą, vėl biškai į tą. Dabar va taip, atbulom. Nu, smagiai mes čia visai važinėjom, maloniai leidžiam laiką. Čia visai šalia kelio, dar tokia irgi matosi akmenų krūva supilta. Tai visas šitas akmenų krūvos byloja, kad irgi buvo kasama kažkoks tunelis. Bet, nu, buvau palipęs, nieko nėra. Nežinoma praeitis tos akmenų krūvos, kas tenai buvo, kažkas buvo ar nieko nebuvo. Nieko gero mes čia daugiau neberandam jau. Važiuojam dabar žemyn. Pabandysim įlysti tas, nu, gamyklas senovinės visas. Ten, kur kažką darydavo jose. Viskas dar senoviškai statyta, plytos, akmenis, mūryti, tašyti, visokią daryti čia viską. O čia, kaip suprantu, yra akmenų tarka. Čia šitus ratus kažkoks diržas turbūt sukdavo ir šita va detalė judėdavo ir čia kažkaip kažką tarkuodavo, daužydavo, manau. Jo. Čia va, kažkaip krisdavo akmenis, čia viskas judėdavo, taip darydavo. Ir čia taip tarkuodavo tos akmenis. Čia tokie kranai yra, nelabai kol kas žinau jų paskirties, bet įsivaizduoju, kad čia jie kažką pakraudavo ir iškraudavo į vagonus, vežimus kažkokius turbūt. Kiek čia metalo ir kokio dydžio viskas. Čia prieš 100 metų viskas yra daryta. Tai prieš 100 metų tokio metalo gabalus išdrožt, dantračius padaryt. Nu, čia kosmosinio dydžio projektas turėjo būti tais laikais. Čia lydimo tas kibirėlis toksai. Toks labai nežymus takelis. Bet aš manau, jeigu čia yra tas takelis, jisai tikrai ne veltui čia yra. Radom šachtą. Bet jinai visiškai tokia šuo telpa. Tokio dydžio tik tai įėjimas. Ir kažkur tiesiog čia krūmynas. Čia kažkur tiesiog taip. O,
Ten šviesa matosi. Mes ir per ten galėjom ateit. Matyt kažkaip pro kažkur. O čia į kitą pusę. Bet irgi viskas kiaura, viskas sugriuvę. Eik tu. Ten pačiam viršui yra. Pačiam viršui kažkokia yra. Bet viskas trukinėja. Nu, taip. Kol mes čia esam, tai aišku, tikrai niekas negrius. Bet šiaip jo, tokia vieta tai jau griūvanti. Einam toliau. Nu, nori palakt, palak. Užtruksim biškį, šoja iš troško. Ai, šiaip tai ką tik prisiminiau, taigi mes jo ir nešėrėm ryte ir gert nedavėm. Pamiršom. Davėm. Nedavėm. Čia kažkur išėjimas yra. Kuprinė tai visai nepadeda, galiu pasakyti. Landžiot. Esam tai net nežinau kur. Realiai net nelabai suprantu paskirties šitų dalykų. Nu, bet čia jau stačiai. Čia koks, nežinau, daug laipsnių kampas jau. Jau vems. Nu gerai, einam, bandom eiti. Kažką gal rasim. Nu, prasidės dailusis šliaužimas. Blet, kuprinė. Suka. Šniūras kažkoks. Nu gerai. Einam pažiūrėti, kas toliau yra. Easy peasy lemon squeezy. Kaip netikėta, išėjom ant kelio. Tai žodžiu, aš manyčiau, turbūt tiek tos čia sulitjelmos ir bus. Nes su norvegu šnekėjau, tai norvegas sakė, jeigu norit palandžiot, tai čia vat, davė šitą vietą konkrečiai. Nu tai mes grįšim dabar keliuku į apačią, dar ištyrinėsim iš apačios iš naujo tą vietą visą. Gal dar kokį praėjimą rasim kažkur, tai įlysim dar, bet aš abejoju. Ir judėsim link Bodo mes. Arba kaip norvegai sako, kažkaip taip ten jie vadina savo tą Bodo. Eik tu! Kai... Įdomu, jeigu įlūžčiau, ar daug krisčiau. Šiaip tvirtas žiauriai vamzdis. Čia vat galiu užlipti.
Šiaip jau visai pavargau. Nemažai čia tą vamzdžią. Įlūžo koja biškį. Ei, čia lūžinėja visas. Geras. Eilsa. Čia yra sklendė. Neįsivaizduoju, į kur tas vamzdis eina ir kiek jisai čia eina. Bet varom gilin. Oi. Baimė lenda. Nu va ir pabaiga. Nu, Nordai, ir tu atėjai čia pas mumi. Varom, einam. Matyt, jisai čia kažkada krito kažkoks geras akmuo. Ir biškai užlėkė, čia užgriuvo jį. Reikia atsigert birutės. O, tarpulings pofkai. Gerulis vamzdis. Žiauriai geras. Ai, man nebijok. Bet čia jį, kad padaryt, tai čia tiek reikėjo darbo. Kiekvienas šitas, žiūrėkit, kokio atstumo. Kiek čia privaryta tų kniedžių. Čia nevarštų kniedės. Ir dar nenustepčiau, kad karšta presavimo. Čia. Ir tų siulių pilna, va. Viena, antra. Žodžiu, visur. Kiek privaryta tų kniedžių. Čia kažkokia skylė daryta, užlopyta dabar jinai. Kojas taip šonu dėliojam. Nes per vidurį sulūžę yra. Ir būna kartais eina ir įkrenta koją įlūžti. Nu, vamzdis tai 10 iš 10, labai geras vamzdis, labai patiko. Orai va tokie, saulė šviečia vertikaliai, į kepalą kaitina, tie tokie bimbalai galingi skraido, kanda lesa, ateini į pavėsį arba kur nėra vėjo, ten uodai sulesa. Kondiškę užsidėjo ant maksimumo. Nieko čia nepadeda, nieko nevėsina. Na, aišku, geriau mašinai, bet kosmosas. Čia dabar yra tokie, net nežinau kas, bet labai didelio aukščio daiktas. Ir mums praneša, kad čia negalima eiti.
Tai vienas įėjimas yra per langą, bet ten biškis stiklų padaužyta. Tai gal dar kažką kitą rasim. Dar viena skylė. Net neįsivaizduoju, kas čia yra. Nu, čia jie kažką labai daug darydavo. Baisulinio dydžio pastatas. Ir jis yra sujungtas tokiais va. Kažkas į kažkur net neįsivaizduoju, kur čia viskas nueina. Bet aš turiu įtarimą, kad čia irgi nueina į vieną iš kasyklų. Nes viena kasykla yra netoli tenai. Už kokio 100 metrų tas tunelis, kur muziejus veikia. Ir ten į tą tunelį galima patekti, nu, tipo, ekskursiją pasiimti. Kažkaip turiu tokią nuojautą, kad mes įlysim į šitą pastato vidų. Nu, lendam į vidų. Pro tas duris traukia geras šaltis, srovė tokia pareina. Manyčiau, kažkur nueisim. Čia dušai. Persirengimo kambarys. Šiaip dar išsilaikė taip panašu, kad visai nesenai dar viskas veikia. Kažkas daiktų savo laiko. Užtraukęs diržu, kad nieks neįeitų. Tai kaip ir sakiau, dabar norvegai šitus naudoja patys savo. Jie tiesiog čia kažkam priklauso ir jie sandėliavimui naudoja šitas patalpas. Čia gali būti kažkas uždengta. Čia yra buvusios šitų visų kasyklų kažkas. Įranga įvairi. Šitų galima pereiti į kitą pastatą. Po manim kelias yra, kur atvažiavom mes.
matėt, buvo tokie mediniai 4 apvalūs. Tai čia yra jie. O, blet. Ten toli kažkokia yra veikianti įranga. Tai ten gali būti kažkokia gamykla. Kažką daro. Ant Google Maps'ų yra pažymėta, kad ten kažką veikia. Firma kažkokia. Tai tenai nelysiu. O kur buvo laiptai čia į apačią nusileist kažkokie. Tai ten irgi nelysiu. Nes nelabai turim laiko. Turim važiuoti mes. Kai dydžio. Kažkoks konvejeris. Manyčiau, kažkada buvo. Čia keldavo į viršų. Ten smulkindavo. Čia krisdavo. Ir ten matas vėl konvejeris. Ir va tas konvejeris ten grįždavo. Čia dabar tik akmenys likę. Kažkada čia buvo guma tokia. Manyčiau, ir ta guma sukdavosi. Ir čia buvo tokia visa sistema. Viens 981. Rakčiukas. Ten dar į viršų, kiek galima būtų lipti. Variklis kokio dydžio. Viskas, varau žemyn į mašiną ir varom iš čia. Nes aš debilas biškį esu. Aš pasistačiau mašiną prie pat šito objekto ir iš visų pusių namai matosi. Ir aš nenustebčiau, kad savininkas šito objekto mato mano mašiną per langą.
Ir jisai galbūt žino, kad aš čia esu. O galbūt jisai darbe. Bet nenoriu per daug įsibūti. Nes mes čia, aš čia visiškai akivaizdžiai atėjau. Įlipimas per langą, tiesiai iš gatvės. Tai va, atvažiavom. Čia vat yra, va parodyk čia. Mūsų iš karto pasitinka čia malonus kvapelis. Čia mes turim savo kakalų. Čia yra tokia kakalų dėžė. Bliam. Šiaip gyvenime dar netekę naudotis, reikia pasižiūrėti, kaip čia daryti, ką reikia. Čia... Palauk. Čia rakčiuką reikia. O tam, bliam, čia palauk. Pirmas. Start. Pirmas, press start. Select cassette type. O tai kaip aš ją pasirinksiu? Pas mus tokia, matai, ne? Nežinau. Šitą vat. O tai kaip aš pasirinksiu tą kasetę? Tai žiūrėk, pirmiausia gal paspaus start. Nagi, Start viršų yra žalias mygtukas. Aukščiau biški. Dar aukščiau truputėlį. čia Jo. vėl paspaus. Nu ką žinau, tu jau jį Na spaudai. gerai, žiūrėk. Aš pasirinku jo kasetę, tada start paspaudžiu. Ai! Ir tada atidaro, man šitas kyla. Žiūrėk, tada aš išimu šitą. Šūdų dėžę mūsų. Aš čia dedu. Taip. Ir man tada tipo reikia pasukti šitą. Ai, čia va kur atidaro. Biškai išsimižalavau, man atrodo. Jau čia eilė daro. Ir tada aš įkišu. Inkišiau. Ir vėl spaudžiu start. Jeigu neveikia raudona, reiškia nepasukau aš čia kažko turbūt, bet aš dabar einu biškai gal ranko apsiplausiu. Kažkas vyksta. Jo, švaresnis. 4 minutės dabar kančių. Geras. Nu ir ką jūs savo manot, žiūrėkit, įdėk pilną, išimk tuščią. Kaip šitas? Net nesmirna. Geras.